Labas vakaras. Šiandien, mėly žiūrovai, išgirsite neįtikėtiną Kauno politikos skandalą, Kuris, kaip aiškėja, iš medikų konfiskavo gyvą žmogų. o pridavė Velionį. Kaip viskas vyko iš tiesų? Sužinosite netrukus. Kauno miestą ir visą Lietuvą sudrebino ilgai slėptas skandalas. Po beveik mėnesį trukusio tyrimo žurnalistai iškapstė, kad garsaus Kauno politiko, Valstiečių liaudininkų partijos nario Kazimiero Nausėdos automobilyje buvo aptiktas lavonas. Tačiau kas įdomiausia, Velionis į politiko transporto priemonę buvo pasodintas gyvas. Tarybos narys mirusį žmogų esą vežiojo po miestą keletą valandų ir niekaip negalėjo juo atsikratyti. Mat Velionio nepriėmė nei lavoninė, nei policija, nei greitoji medicinos pagalba. Vėliau lavoną esą šiaip ne taip pavyko priduoti į morgą. Šios kraupios nakties įvykiai buvo kruopščiai slepiami. Tačiau yla vis tik išlindo iš maišo, kai apie įvykį sužinojo Kauno politikai. Tarybos narys Valys Venclovas tai sakė, kad pats Kazimieras jam papasakojo visą tą istoriją, kaip jis reiškia vežė tą žmogų, kaip žmogus reiškia mirė jo automobilį. Ir ten po to po įvairių tų kelionių jis vežė jį priduoti į morgą. Skandalinga istorija prasidėjo prieš mėnesį, kuomet į Kauno rajono Ringaudų gyvenvietę buvo iškviesta greitoji pagalba. Į įvykio vietą atvykę medikai netoli vietinės parduotuvės aptiko sukniubusį žmogų. Kvietimas buvo, kad prie parduotuvės, prie šviesoforo guli žmogus. Kokioje vietoje? Ringauduose, Kauno rajone. Vyriškis čia esą prekiavo bulvėmis. Nepatvirtintais duomenimis nelegaliai. Priepuolio ištiktą žmogų medikai įkėlė į greitosios pagalbos automobilį. Pradėjo gaivinti. Vertinom jo sveikatos būklę, įkėlėm į mašiną su vairuotoju ir jau ruošėmės važiuoti. Kada prie mūsų pribėgo vyriškis ir sakė, sustokit, niekur nevažiuokit, kai privažiuos mašiną, mes jį pasiimsim į savo mašiną, tai yra mūsų žmogus. Tuomet greitosios automobilyje staiga atsirado politikas, Kauno tarybos narys Kazimieras Nausėda. Įvyko konfliktas. Medikai teigia, kad politikas keikėsi ir koliojosi. Tuoj privažiavo Nausėda su savo tokiu minivenu. Ir vienu žodžiu, jie pro šoninės durelės atidarė duris, įlipo į mašiną ir pradėjo tą vyrą kolioti. Kad tu kiaulė netam čia buvai paliktas, kad prisigertum. Na ir jisai Nausėda paaiškino, kad aš esu ūkininkas ir jie man padeda prekiauti mano bulvėmis. Tuo tarpu Kazimieras Nausėda tvirtina, kad viskas buvo priešingai. Esą medikai šneka nesąmonės. Jis, Kauno miesto tarybos narys, tą dieną esą atsitiktinai kulniavo pro Ringaudų parduotuvę ir pamatė greitosios pagalbos automobilyje savo pažįstamą GŽ. Medikai pamatę Nausėdą labai apsidžiaugė ir neva net paprašė padėti suteikti pirmąją pagalbą. Tarsi Nausėda būtų patyręs reanimatologas. Medikai paprašė, ar galėtumės parvežti. Be abejo, sakau, parvešiu, taigi nepaliksiu, suprantat, reikimo valiai. Kazimieras Nausėda tikina, kad medikai patys prašė jo pasirūpinti ligoniu. Kodėl jūs jį galimai iš automobilio greitosios pagalbos paėmėt? Tai reikia, žinai, čia su medikais kalbėti, tada tokiu atveju, suprantat, gal dar pasakys, prievartą šį paėmiau ar dar ką nors. Greitosios pagalbos medikai teigia, kad Nausėda sunegalavusį žmogų iš jų automobilio išsitempė pats, ko ne per jėgą. Tada jie už parankių ir tiesiog nusivilko į savo mašiną ir pasodino ant užpakalinės sėdynės šalia tų bulvių ir nuvažiavo. Tarybos narys su ligoniu nurūko nežinoma kryptimi, o medikai sugrįžo į greitosios pagalbos stotį. Tačiau jau po kelių valandų Kauno rajono greitoji medicinos pagalba gavo dar vieną iškvietimą. Kvietė tas pats tarybos narys Nausėda. Į įvykio vietą atvykusi greitoji Kazimiero Nausėdos automobilyje aptiko tą patį GŽ, tik tai jau be gyvybės ženklų. Medikai konstatavo mirtį ir išvyko. Kauno miesto tarybos narys liko vienas su Velioniu. Savo mašinai vežiot negyvėlį ir kvapas automatiškai atsiranda, nes, kaip sakyt, raumenys pas jau nelaiko ir visi kiti dalykai. Tai aš nežinau, kodėl jisai reiškia taip
taip pasielgė, nes šiaip jisai sako, kad jisai nieko nežino. Nausėda kelias valandas važinėjusi po Kauną, nežinodamas, ką daryti ir kur dėti Velionio kūną. Morgas nebedirbo. Greitoji mirusio žmogaus taip pat neėmė. Tuomet Nausėda iškvietė policiją. Pareigūnai padėjo politikui Velionį šiaip netaip priduoti į Kauno morgą. Važiavo policijos pareigūnai ir prašė, kad nuvežčiau, vežiau į morgą, dar dieną mano prie morgo, kiek laukiau. Dėl neaiškios GŽ mirties Kauno tarybos nario Nausėdos automobilyje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Policija aiškinasi, kodėl mirė žmogus, kodėl jam nebuvo suteikta savalaikė medicinos pagalba, kodėl priepuolio ištiktas vyriškis iš greitosios pagalbos automobilio buvo perkeltas į Kauno tarybos nario Nausėdos mašiną. Yra pradėtas tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo, būtent praeitų metų gruodžio 14 dieną, kadangi jis mirė automobilyje prie Kauno rajone Bastačio gyvenvietėje. Vežamas Kazimiero Nausėdos. Tai neaišku, dėl ko jis mirė. Ar čia sava mirtim, ar čia jam atėjo tiesiog laikas galiojimo, laikas pasibaigė. Ar ten, sakysim, širdis sustojo, ar ten gal turgui, reiškia, ten kokią traumą patyrė. Sunku pasakyti, kaip ten iš tiesų buvo, bet manau, kad Kazimieras, reiškia, Nausėda, tai turėtų pasidaryti išvadą savo kažkokias. Jis turėtų pagalvoti ir atsakyti kai kurios klausimus, kodėl jisai pats tai padarė. Galbūt ten afekto būsinai, gal pats susinervavo dėl kažkokių priežasčių. Kauno tarybos nariui, politikui Kazimierui Nausėdai rinkėjams teks atsakyti į daugiau klausimų. Ar ne jo bulvėmis Velionis GŽ tądien prekiavo Ringauduose? Kaip jo pažįstamas iš greitosios pagalbos automobilių atsidūrė politiko ratuose? O gal kai kas išsigando, jog kai kieno bulvėmis buvo prekiaujama nelegaliai? Buvo kalba, kad ten jo vairuotojas. Ta prasme, kad liktai tas žmogus dirbo pasivairuotojų, ar ten kombaino, nes šiaip tai Nausėda yra ūkininkas, jisai ūkina cukrinius runkelius, bulves, daugiau ten tų kultūrų. Jei po tyrimo paaiškės, kad politikas nekaltas, kad tik tai stengiasi padėti ir norėjo tik gero, dėl žmogaus mirties turės atsakyti medikai. Žmogus ne bulvė, o gyvybė ne žaislas. Kaltieji dėl šio šiurpios mirties privalės atsakyti. Laukite tęsinio. Nors yra toks posakis,